Sveiki vaikai, šiandienos tema skaitinių reiškinių su šaknimis pertvarkiai. Kas tai yra? Jeigu mes jau šiaip mokame iškelti iš šaknies vieną dauginamąjį ir įkelti iš šaknį. Tai jeigu mes turime kažką panašaus, aš žinau, kad skirtingas šaknis aš negaliu sudėti. Aš tiesiog negaliu paimti jas ir sudėti ir gauti ten šaknis iš 35. Taip nėra, taip neveikia. Tikrai taip neveikia. Tai ką mes darome tokiu atveju? Jeigu mes matome, kad yra viena šaknis, čia kaip lifehackas, turim ką mes turim pastebėti? Mes turim pastebėti, kad viena šaknis yra tiesiog mažesnė. Ir reiškia, tikriausiai kitoj šakny yra užkoduota būtent ta mažesnė šaknis. Jeigu matom čia 7, tai tikriausiai galima iš šitos šaknies irgi gauti kažkokį 7, irgi šaknis iš 7. Tikriausiai taip galima padaryti. Ir taip ir bus. Žiūrėkite, 28 tai yra mano 4 kart 7 plus 7. 4 kart 7 aš jau žinau, kad aš galiu vieną dauginamą iškelti, todėl kad traukiasi iš 4 šaknis. Tai jeigu aš ištrauksiu šaknį iš 4, man gausis 2 šaknis iš 7 plus šaknis iš 7. Ir štai va šitam momente aš jau galiu atlikti veiksmą. Kai šaknis vienodos, man reikia tiesiog sudėti tos obuolius, galima sakyti, į krūvą. Čia 2 obuoliai, čia 1 obuolys. Tai gaunu 3 šaknis iš 7. Kartu sudėjus gavau tiesiog bendrą. Tai gerai, dar vieną pavyzdį parodysiu, tarkim, su kubinė šaknim. 2 ir 6. Tai kubinė šaknis iš 2 plus kubinė šaknis iš 16. Irgi prisimenu lifehacką, prisimenu, kad turiu kažkaip sutraukti iki 2 tą didesnę ir pastebiu, kad 16 tai yra 8 kart 2. O iš 8 aš žinau, kad tikrai traukiasi kubinė šaknis. Tai aš taip ir darau. Kubinė šaknis iš 2 plus kubinė šaknis iš 8 kart 2. Taip. Toliau, kubinė šaknis iš 2 plus iš 8 tai ištraukiu kubinę šaknis 2, o šaknis kubinė iš 2 liko. Tai dar kartą, tas pats. 1 obuolys, 2 obuoliai. Sudedu kartu, gaunu 3 obuolius. Taigi 2 šaknis ir 1 šaknis, 3 šaknis iš 2. Štai atsakymas galutinis toks. 3 kubinė šaknis iš 2. Tai tokia ir tema, taip tiek ir reikia, nebent turite dar klausimų kažkokių. Ačiū.